Lietuva tranzito šalis, tarptautiniais transporto koridoriais, jungianti rytų ir vakarų bei pietų ir šiaurės šalis. Tranzito grandinėje svarbu vaidmenį vaidina transporto infrastruktūra, o sausumos kelių tinklo kokybė įvardijama kaip vienas svarbiausių šalies ekonomikos veiksnių. Akcinė bendrovė Panevėžio keliai, viena didžiausių kelių statybos bendrovių Baltijos šalyse, siekdama visaverčiai dalyvauti transporto infrastruktūros tobulinimo procese, nuolat ieško naujų inžinerinių sprendimų kelių statybos srityje. Renkantis kelių statyboje taikytinas technologijas, vienas svarbiausių argumentų yra technologijų pritaikomumas konkrečiame regione, statybos darbų trukmė, eismo saugumo organizavimas, statybos laikotarpio, neatsinaujinančių žaliavų tausojimas ir rezultato ilgaamžiškumas. Visus šiuos kriterijus atitinka viena naujausių asfalto mišinių klojimo technologijų karštas ant karšto. Akcinė bendrovė Panevėžio keliai kol kas vienintelė Lietuvoje kelių statybos įmonė įdiegus ir sėkmingai naudojanti šią technologiją. Naujoji technologija reikalauja preciziško darbų organizavimo, itin gerai išvystytų gamybos bazių tinklo, kuris užtikrintų nepertraukiamą statybinių medžiagų tiekimą į objektus ir aukštos kvalifikacijos specialistų komandoms. Asfalto dangą klojant karštas ant karšto metodu, apatinis ir viršutinis asfalto sluoksniai klojami vienu metu. Viršutinis sluoksnis klojamas iš karto ant pirmojų klotuvu pakloto ir sutankinto karšto apatinio sluoksnio. Taikant metodą karštas ant karšto galima visiškai atsisakyti rišamosios medžiagos, bitumo emulsijos naudojimo, o abu asfalto sluoksniai ne tik susiklijuoja, bet dėl aukštos temperatūros ir sukimba vienas su kitu, tapdami vienalyčių sluoksnių. Tai padidinamas kelio dangos atsparumas dėvėjimuisi. Naudojant technologiją karštas ant karšto, asfaltuojamajame kelyje sudaromas savotiškas traukinys, susidedantis iš pirmojo ir antrojo klotuvų, bei mobilaus tiektuvo, kuris tiekia skirtingus asfalto masės mišinius abiems klotuvams. Mobilus tiektuvas, specialus konvejeris, permetantis asfalto mišinį į viršutinio sluoksnio klotuvą, kuriame įrengiamas 25 tonų talpos bunkeris su šilumos izoliacija, kad asfalto mišinys nuolat būtų reikiamos temperatūros. Pirmajame klotuve įrengiama speciali operatoriaus darbo vieta, leidžianti stebėti visas operacijas ir jas koordinuoti. Atstumą tarp klotuvo ir mobilaus tiektuvo kontroliuoja elektroninė kontrolės sistema. Svarbiausias pirmojo modifikuoto klotuvo elementas – aukšto laipsnio sutankinimo plokštė, kurie apatinį asfalto sluoksnį sutankina iki 97%. Sutankinimo plokštės dėka antrasis klotuvas gali iš karto važiuoti dar karšto apatinio asfalto sluoksniu. Palyginti su įprasta asfalto dangos įrengimo technologija keičiasi ir klojamų asfalto sluoksnių storis bei sudėtis. Dirbant įprastu būdu, viršutinis asfalto sluoksnis gali būti nuo 3,5 iki 5 cm storio. Naujoji technologija leidžia viršutinį asfalto sluoksnį suploninti iki 2 cm. Tai sumažina objekto savikainą. Be to sutrumpėja laikas užduočiai atlikti. Galima atsisakyti rišamųjų medžiagų, o sukibimo laipsnis tarp dviejų asfalto sluoksnių didesnis. Ši technologija leidžia pakloti nuo 3 iki 7,5 metro pločio 2 sluoksnių asfalto juostą be jungiamosios siūlės. Naujoji technologija priimtina tuo, kad modifikuoti įrenginiai po nedidelių pertvarkymų gali būti taikomi ir atliekant įprastus darbus. Akcinė bendrovė Panevėžio keliai asfalto klojimo technologiją karštas ant karšto pirmą kartą pritaikė 2008 m. rugpjūtį, vykdant kelio dangos stiprinimo darbus valstybinės reikšmės krašto kelyje Daugpilis-Rokiškis Panevėžys. Naujosios technologijos dėka perpus sutrumpėja laikas, reikalingas kelio dangai įrengti. Atitinkamai paspartėja ir objekto perdavimas galutiniam vartotojui. Dėl perpus sutrumpėjusios darbų trukmės mažėja automobilininkų patiriamos kuro ir laiko sąnaudos, susidarančios dėl eismo apribojimų. Tuo pačiu mažėja ir aplinkos tarša išmetamosiomis dujomis. Pavyzdžiui, valstybinės reikšmės rajoninėme kelyje Andrioniškis Padvarninkai Viešintos 7,5 metrų pločio 8 km ilgio danga
Karštas ant karšto būdu buvo įrengta per 8 dienas, kai naudojant įprastas technologijas darbai būtų užtrukę 16 dienų. 2009 metais naujoji technologija sėkmingai taikoma vykdant magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis rekonstrukciją. Šiame transeuropinio tinklo kelyje E262 pirmą kartą buvo panaudota ir vadinamoji šlaitų dažymo technologija, kai vandens, sėklų, trąšų ir popieriaus mišinys užpurškiamas reikalingoje vietoje. Šis šlaitų apželdinimo būdas ypač efektyvus, nes nereikalauja šlaitų padengti kultūriniu sluoksniu. Taip taupomi neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Akcinė bendrovė Panevėžio keliai kelių statybos srityje plėtoja veiklą nuo 1965 metų. Dešimtmečiais kuriama materialinė, techninė, technologinė bazė, puoselėjami intelektualiniai resursai sudarė prielaidas bendrovė įsitvirtinti kelių statybos lyderio pozicijose ir pasiūlyti rinkai šiuolaikiškus produktus konkurencingą kainą. Mūsų veiklos geografija apima Lietuvą, Latviją, Ukrainą, Rusijos federacijos karaliaučiaus sritį. Tikimės, kad mūsų įgyta patirtis ir kompetencija leis harmoningai įsilieti į kitų Europos šalių kelių statybos rinkas.